Lyduvėnų šventųjų apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia. Lyduvėnų katalikų bažnyčia XVI amžiaus antra pusė atiteko evangelikams reformatams. 1613 metais minima katalikų bažnyčia. Mūrinė bažnyčia baigta statyti 1761. 1907 klebonas Juozas Janulaitis prie bažnyčios pristatė mūrinį bokštą varpinę. Karo metu 944 bažnyčia sudeginta, liko tik 4 plikos sienos. Kunigas Julijonas Kazlauskas. Bažnyčios atstatymu teko rūpintis kunigui Julijonui Kazlauskui. Čia praboščius Vincentas Kotovskis. Apie 960 metus buvo įrengtas 3 altorių ansamblis. Esame viduje Lyduvėnų šventųjų apaštalo Petro ir Pauliaus bažnyčioje ir, kaip se pavadino pročkelė Danutė, papasakos trumpai apie bažnyčią. Va, ką jūs ten kiek žinote, ką žinote? Žinau nedaug. Žinau, kad dėka kunigo Kazlausko jinai buvo atstatyta. Po karo antro pasaulinio. Nes jinai buvo sudegusi ir altorius buvo anam gale, kur dabar yra vargonai. Ir tikrai žmonės daug įdėjo pastangų, nes išliejo iš gipso. Sakė, labai daug parapiečių darbo yra įdėta. Tai va, kiekviena įspūdingas altorius. Labai. Jo čia kaip Romoje, sakykime, ne, pavyzdžiui. Taip, Romoje aikštė. Taip, dabar tikrai pati pamačiau ir įsitikinau, kad tikrai taip yra. Nu, katafalkas toks su stogeliu, čia matot, tokių jau, kažin, daugiau ar yra kur nors. Šventųjų vanduo, indas toks gražus. Čia jau negėda net būtų kokio katedroje pastatyti tokį. Čia senos durys turbūt. Danutė papasakos, kaip bažnyčia vos neuždarė. Taip, vyskupas sako, uždarysim bažnyčią, nes nėra parapijiečių. Kuriais tai metai buvo? Kokie 8 metai, gal plius minus, negaliu taip tiksliai. Aš sako, uždarysim, nes labai mažai parapiečių, neapsimoka iš tikrųjų ir elektrą. Ir toliau kas? Meldėmės ir tuo metu rektorium buvo paskirtas Andriejus Sabaliauskas kunigas. Atvažiavo jis tai, gal 9, nes po dar pamenu procesija buvo, kad jis išėjęs į aikštę irgi su švenčiausėjo ir per mišias taip garsiai paprašė, viešpatie sako, būk geras, duok chorą bažnyčiai, o nuo choro viskas ir prasidės. Ir viskas, ir atsirado chorelis, moteris, kuri niekada anksčiau nevargonavo ir negėdojo, užlipo ant vyškų ir pradėjo groti ir susirinko žmonės, kurie gėdam buvo ir vyksta. Ir neuždarė bažnyčios. Neuždarė, mano vyrui padavė raktus, sako, tu būsi zakristijonas dabar. Nu, tai kažkaip pat ir žygiuojam. Ir malonė tarnauti, iš tikrųjų, čia tokia didelė malonė. Jo, gražiai ir valubos čia iš gipso, sakot, kiek čia klijuota, priklijuota visko. Jis yra išlikęs ir kaminas, ir jie norėtų prie bažnyčios padaryti tokią žemės kaip kavinę. Tai čia gal kokia senoji klebonija buvo? Buvo ir klebonija, ir buvo, sakė, kad buvo ir mišios kažkaip tai vienu metu, jeigu neklystu, nes... Kai bažnyčia sudegė. Jo. Paskui žinau, kad kunigas Kazlauskas tai va šitam name gyveno. Va šitam. A čia jau visai naujas, palyginus nuo toks sovietmečio laikų.
Tai jis jau seniai čia stovi taip apleistas, ar ne? Nu, jo, bet jis buvo dar baisesnis, tai stogas buvo visai kiauras, tai nuardė viską ir jau dabar kelia. Tai ta bendruomenė kuo jau užsiiminėja? Alkoholikus tokius Taip, gydo, ja? gydo. Padeda jiems. Padeda jiems stotis, ištiesia ranką ir... Nu tai va, tie alkoholikai atstatys. Va, prie bažnyčios yra pastatas, tai čia klebonė dabartinė, bet niekas čia negyvena. Jo, čia buvo įėjimas, matot, to išliko laiptelė, išliko užmūrytos durys. Jo. Tai va matyt, durų anga. Atėjo, ras, žiūri, užmūrino, neįeisim. Liduvėnų geležinkelio tiltas ilgiausias 599 metrai ir aukščiausias 42 metrai Lietuvos tiltas. Medinę estakadą 1916 pastatė vokiečių kariuomenės pionieriai. Statybai sunaudota 7000 kubų medienos. Manoma, kad tiltui pastatyti buvo iškirsta pusė Tytuvėnų šilo. Dėl gaisro pavojaus gana greitai nuspręsta vietoj medinio pastatyti geležinį tiltą. Jį imta statyti 916 metais. Abu vokiečių pastatyti tiltai pavadinti jų autoriaus feldmaršalo Pauliaus von Hindenburgo garbei.